Daugiau kaip prieš 330 metų ant Šešupės kranto susiformavo kaimas, kuris taip ir vadinosi – Pašešupis. Vėliau jis buvo pavadintas Tarapolė. 1750 metais grafienė Pranciška Butlerienė Marijonų vienuoliams padovanojo žemės. Marijonų dėka sparčiai kilo naujas miestas – Marijampolė. 1792 metais Marijampolei suteiktos Magdeburgo teisės ir Švento Jurgio herbas, kuris ir šiandien yra miesto simbolis. Abipus Šešupės išsidėsčiusi Marijampolė šiandien yra didžiausias Suvalkijos krašto ir 7. pagal dydį Lietuvos miestas, savivaldybės bei apskrities centras. Marijampolės savivaldybė yra svarbių automagistralių sankirtoje. Viena iš jų Via Baltica. Sparčiai rekonstruojama magistralė sujungs Helsinkį su centrine ir pietų Europą. Kita magistralė jungia Marijampolę su Kaliningradu, Minsku bei Maskva. Marijampolė turi patogų susisiekimą ir su kitais Lietuvos miestais. Atstumas nuo Marijampolės iki Lietuvos sostinės Vilniaus yra 138 km, iki Vilniaus oro uosto 147 km, iki Klaipėdos jūrų uosto 235 km, iki Lenkijos sienos 38, Kaliningrado srities 39, Baltarusijos sienos 83, Latvijos sienos 195 km. Marijampolės savivaldybės teritorija užima 75,5 tūkstančių hektarų plotą ir yra padalinta į 9 seniūnijas. Savivaldybėje gyvena 70 tūkstančių gyventojų. Apie 70% jų gyvena Marijampolės mieste. Darbingo amžiaus asmenys Marijampolėje sudaro 62% visų gyventojų. 2002 metų spalio mėnesį nedarbo lygis buvo 12,9%. Darbo jėgos pasiūlą ir paklausą koordinuojanti Marijampolės darbo birža darbdaviams gali pasiūlyti įvairių profesijų bei specialybių specialistų. Verslo administravimo, vadybos, buhalterių, žemės ūkio specialistų, plataus profilio statybininkų ir kitų. Daugiausiai darbo vietų sukurta privačiame sektoriuje. Jau pirmaisiais metais po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Marijampolėje buvo įkurta ir privatizuota daug verslo įmonių. Daugelis jų sėkmingai dirba iki šiol. Savivaldybėje nuolat steigėsi naujos įmonės. Šiuo metu iš viso yra apie 2000 įmonių. Jų pardavimų apimtys kartu paėmus sudaro apie 2 milijardus litų per metus. Trečdalis tenka automobilių verslui. Vyraujančios pramonės šakos, maisto perdirbimas, tekstilė, metalo apdirbimas, statyba. Viena iš didžiausių miesto įmonių, kurioje dirba apie 800 žmonių, yra akcinė bendrovė Vernitas. Daugiau kaip 25 metus veikianti įmonė gamina verpalus iš poliakrilnitrilinio pluošto, jo mišinių su kitais pluoštais, medvilne ir vilna. Įmonės gamybinis pajėgumas 6000 tonų verpalų per metus. Iš Vernito verpalų mesdami viršutinio trikotažo gaminiai, audžiami gobelenai baldams. Putlieji Vernito verpalai parduodami Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Anglijoje, kitose užsienio šalyse. Vernitas taip pat turi savo mezgimo ir audimo cechą, kuriame verpalai virsta gražiais ir kokybiškais rūbais bei kitais mezginiais ar audiniais. Savo nišą atrado ir sėkmingai joje dirba prieš 12 metų įsikūrusi Auželio individuali įmonė Ivega. Ivega yra didžiausia siuvinėjimo firma Baltijos valstybėse, turinti didelį 250 galvučių siuvinėjimo mašinų parką. Gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, kurios parenkamos pagal jų tvirtumą, dažų ilgaamžiškumą ir atsparumą skalbimui bei ekologinius reikalavimus. Firmos Ivega gaminiai atitinka Ecotec Standard 100 europinės normas. Ivega pagal užsakymus gamina ir siuvinėja kepuraitės, marškinėlius, rankovių ženklus, firmų logotipus, kelioninius ir sportinius krepšius, kitus tekstilės gaminius. Pagal užsakovų pateiktus piešinius sudaromos siuvinėjimo programos. Jau 10-metį Ivega siuvinėja Lietuvos kariuomenės, pasienio policijos, muitinės,
bei kitų struktūrų atributika. Marijampolėje veikia kelios stambios statybinės bendrovės. Viena iš jų – akcinė bendrovė Statybos ritmas. Bendrovė turi modernę administracinę gamybinę bazę, statybinį transportą bei mechanizmus. Įmonė šiuolaikiškai stato gyvenamuosius, visuomeninius bei gamybinės paskirties statinius, juos renovuoja. Statybos ritmo pastatai puošia ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Kaliningrado srities miestus bei miestelius. Lietuvos bei užsienio statybinės organizacijos, pavieniai užsakovai bendradarbiauja su uždarąja akcinė bendrovė Eldoradas. Bendrovė gamina stogų ir sienų dangas iš plieno padengto poliesteriu, plastizuoliu, pavalu. Per vieną pamainą, tai yra 8 valandas, pagaminama apie 1000 kvadratinių metrų dangos. Apie 60% produkcijos parduodama Lietuvoje. Klientų pasitikėjimą per neilgą gyvavimo laiką pelnė ir uždaroji akcinė bendrovė Ugira. Bendrovė yra atestuota ir gali projektuoti ypatingos svarbos objektus, rengti teritorijų detaliojo plano dokumentus, vykdyti projektų vykdymo bei statinių techninę priežiūras, teikti inžinerinės techninės konsultacijas. Marijampolėje gaminami ryšio antenų stiebai, bokštai, apšvietimo bokštai oro uostams bei stadionams. Juos gamina uždaroji akcinė bendrovė koncernas Alga. Bendrovė taip pat gamina metalo, aliuminio bei plastiko konstrukcijas, šiuolaikiškus kokybiškus langus, užsiima gelžbetoninių pabėgių gamybą. Vienas svarbiausių vietų Marijampolės ekonominėme gyvenime užima maisto perdirbimas. Ketvirtį amžiaus Marijampolėje veikia pieno perdirbimo įmonė Marijampolės pieno konservai. Neseniai privatizuota įmonė sparčiai diegia į gamybą naujas technologijas ir techniką, plečia gamybos apimtis ir klientų ratą. Pagrindinė bendrovės produkcija – pieno konservai. Kondensuotas, sutirštintas, saldintas, karamelizuotas ir kitaip paruoštas pienas pilstomas į hermetiškus, ekologiškai švarius metalinius indelius. Įmonė taip pat gamina sviestą, pieno miltus, sūrį bei kitus pieno gaminius. Uždaroji akcinė bendrovė Kraitenė jauna, tačiau viena moderniausių įmonių ne tik Marijampolėje, bet ir Lietuvoje. Prieš 7 metus savo veiklą pradėjusi bendrovė gamina valgomuosius ledus ir perdirba žuvį. Naujausia technika ir technologijomis dirbančiai įmoniai vienai pirmųjų Lietuvoje suteiktas tarptautinis veterinarijos sertifikatas, kuris suteikia teisę eksportuoti produkciją į ES šalis. Prieš 3 metus veiklą Marijampolėje pradėjo uždaroji akcinė bendrovė Mantinga. Bendrovė specializuojasi bemielės tešlos paruoštos užšaldymui gamyboje. Gamykloje kepykloje vakarietiškomis technologinėmis linijomis gaminama daugiau kaip 120 pavadinimų gaminiai. Sušaldyti ir paruošti kepimui duonos ir pyrago gaminiai, iškepti ir sušaldyti pyragėliai bei spurgos, šaldyta mielinė ir bemielė, sluoksniuota tešla, picų paplotėliai bei kiti gaminiai. Tai Lietuvoje dar nauji, bet sparčiai populiarėjantis produktai, kurie palengvina šeimininkių darbą ir yra gardūs. Mantinga savo produkciją prekiauja firminėse parduotuvėse bei prekybos centruose. Sparčiai savo gamybą ir prekybos taškus plečia 98 metais savo veiklą pradėjusi mėsos perdirbimo įmonė uždaroji akcinė bendrovė Sasnelė. Per parą įmonė pagamina apie 3000 kg produkcijos. Sasnelė gamina virtas bei rūkytas dešras, dešreles bei kitus mėsos gaminius. Prekiauja šviežia mėsa. Marijampolės regionas turi senas cukrinių runkelių auginimo tradicijas. Derlingose Suvalkijos žemėse nuo seno juos auginantys ūkininkai yra gerai įvaldę auginimo technologiją. Galbūt dėl to ir pirmasis Lietuvoje cukraus perdirbimo fabrikas pastatytas būtent Marijampolėje. Šiuo metu fabrikas skaičiuoja 71 savo gyvavimo metus. Nuo 99 metų fabriką valdo Marijampolės įmonė Kučinsko firma Arvi. Tais pačiais metais pradėti fabriko rekonstrukcijos darbai. Kompiuterizuoti pagrindiniai technologiniai procesai, runkelių pjovimo mašinos pakeistos šiuolaikiškomis, įrengta nauja gamybinė laboratorija, pagerintos dirbančiųjų darbo sąlygos, skirta nemažai dėmesio aplinkos tvarkymui, gamtosaugai. Įdėtos pastangos pasiteisino.
2000 metų gamybos sezono metu fabriko našumas pasiekė 2400 tonų cukrinių runkelių perdirbimą per parą. Žymiai pagerėjo cukraus kokybė. Marijampolės cukraus fabriko modernizavimo darbai vyksta ir toliau. Marijampolės cukraus fabriką sanuojanti Kučinsko firma Arvi yra viena iš sėkmingiausiai veikiančių Marijampolės įmonių. Firma Arvi tampriai susijusi su žemdirbyste. Savo klientams firma parenka augalų veislės ir technologinius parametrus, atlieka dirvožemio tyrimus, pagal planuojamą derlių sudaro tręšimo planus, aprūpina trąšomis bei augalų apsaugos priemonėmis, konsultuoja, prižiūri augalus per visą vegetacijos laikotarpį, įvertina ekonominius rezultatus. Firmos gamyklose gaminamos vienanarės trąšos bei jų mišiniai. Neseniai Marijampolėje pradėjo veikti naujas trąšų granuliavimo fabrikas. Jo gamybinis pajėgumas 160 000 tonų kompleksinių trąšų per metus. Marijampolės savivaldybės žemės ūkyje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyrauja smulkūs ūkiai. Tačiau pastaruoju metu stambesni ūkininkai stengiasi savo ūkius plėsti. Žemės ūkio bendrovės, kurių šiuo metu Marijampolės savivaldybėje veikia 18, bei ūkininkai specializuojasi atskiruose pirminės žemės ūkio produkcijos gamybos šakose. Marijampolės žemės ūkio bendrovė Padovinys specializuojasi galvijų auginime. Padovinio fermose auginama 1500 galvijų. Iš jų daugiau kaip 500 melžiamų karvių. Padovinys pirmoji Marijampolės žemės ūkio bendrovė pasinaudojusi SAPARD programos parama. Marijampolės savivaldybės ūkininko, kiaulių augintojo Vytauto Žarnausko paršavedžių ferma moderniausia ne tik Marijampolės savivaldybėje, bet ir Lietuvoje. Ferma yra pilnai kompiuterizuota. Marijampolės savivaldybėje veikia 46 įmonės, kuriuose investuotas užsienio kapitalas. Labiausiai investuoti linkę vokiečiai, rusai, danai, lenkai, suomiai. Prieš keletą metų Italijos verslininkai Aleksandravo kaime įsteigė verslo kaimelį, kuriame numatoma įkurti 10 verslo įmonių. 4 veiklą jau pradėjusios. Viena jų Faber baldai. Firmoje gaminami klasikiniai baldai pagal 18–19 amžiaus baldų pavyzdžius. Gamyboje naudojama išlaikyta dirbtinai sendinta mediena, kuri suteikia baldams išskirtinį žavesį. Gaminami miegamojo, svetainės, valgomojo, biuro ir kitokie baldai. Marijampolė dažnai pravardžiuojama automobilių sostinė. Marijampolės automobilių turgus yra vienas didžiausių Europoje. Be turgaus veikia daugybė stambesnių ir smulkesnių, dėvėtų ir naujų automobilių bei jų dalių prekybą užsiimančių įmonių. Viena iš jų Kapratas. Pagrindinė Kaprato veikla – prekyba automobiliais, jų pervežimas. Firma turi 36 autovežius. Ypač išsiplėtė strategiškai patogioje vietoje, netoli automobilių turgaus įsikūrė servisai. Tame tarpe ir individuali įmonė Margava, kuri turi jau 10 metų patirtį šiame versle. Automobiliais prekiauja bendrovės Alga, Tobra ir Ko, Skinkio prekybos centras, kitos įmonės, taip pat pavieniai asmenys. Marijampolėje veikia keletas viešbučių, 150 viešojo maitinimo įstaigų. Miesto gyventojų ir svečių labiausiai mėgstami centre įsikūrė restoranas Keta ir picerija Pizza Jazz. Marijampolėje veikia informacinis turizmo centras. Jam vadovauja turizmo agentūra Jotva, kuri rengia išvykas ne tik po Marijampolės apylinkės, bet ir kartu su kitomis Lietuvos kelionių agentūromis organizuoja keliones po visą pasaulį. Mieste veikia keletas asociacijų, kurios atstovauja ne tik Marijampolės savivaldybės, bet ir visos apskrities verslininkų interesams. Tai Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų filialas Marijampolėje, Lenkijos Lietuvos ūkio rūmai, Marijampolės verslininkų asociacija ir kitos. Pagrindinis jų tikslas – informuoti apie verslo sąlygas užsienyje, užsienio įmonių verslo pasiūlymus, vyksiančias muges, ginti įmonių ekonominius interesus. Marijampolės savivaldybė remia smulkų ir vidutinį verslą. Iki šiol finansiškai paremta apie 60 įmonių.
Mieste veikia 8 draudimo bendrovės, 5 bankai. Šiuo metu bankų paskolų palūkanų vidurkis yra 6,1% metinių palūkanų. Mieste veikia pirminės sveikatos priežiūros centras, greitosios medicinos pagalbos stotis, ligoninė teikianti antrojo lygio stacionarinės ir ambulatorinės paslaugas. Nuolat modernizuojamoje ligoninėje yra 445 stacionarinės lovos, veikia konsultacinė poliklinika, hemodializių skyrius, atliekamos klubo kelios sąnarių, endoprotezavimo operacijos, kitos paslaugos. Ligoninėje dirba 123 gydytojai, 370 slaugytojų, 204 jaunesniojo personalo darbuotojų. Paskutiniaisiais metais Marijampolėje sparčiai kūrėsi privačios sveikatos priežiūros įstaigos. 2002 metais jų skaičius išaugo iki 20. Praėjo daugiau kaip 320 metų nuo to laiko, kai Marijampolėje vienuoliai marijonai įkūrė pirmąją mokyklą, kurioje buvo mokoma tikybos ir pradžios mokslo – skaityti, rašyti, skaičiuoti. Šiandien Marijampolėje veikia 9 vidurinės, 12 pagrindinių, 15 pradinių mokyklų, 15 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Senas tradicijas turi Rygiškių Jono gimnazija, kurios auklėtiniai didžiuojasi, jog jų mokykloje mokėsi Lietuvos kultūrai, politikai, ekonomikai nusipelnę žmonės. Čia mokėsi tautos patriarchų vadinamas Jonas Basanavičius, tautinės giesmės autorius Vincas Kudirka, prezidentas Kazys Grinius, kiti žymūs žmonės. Prieš porą metų Marijampolėje po reorganizacijos pradėjo veikti aukštoji neuniversitetinė mokykla Marijampolės kolegija, kuri ruošia vadybos, ekonomikos, žemės ūkio, pedagogikos ir kitus specialistus. Marijampolėje taip pat veikia kunigų seminarija, profesinio rengimo centras, kitos mokymo įstaigos. Mieste veikia municipalinis dramos teatras, kino teatras Spindulys. 2001 metais modernizuotame kino teatre yra 2 salės – 455 vietų didžioji ir 52 mažoji. Marijampolės miesto kultūros centras vienija 10 kolektyvų su daugiau kaip 250 meno mėgėjų. Marijampoliečiai didžiuojasi futbolo komanda Sūduva, kuri garsėja ne tik Lietuvoje. Marijampolės sporto centre nuolat organizuojamos graikų romėnų imtynių Bušiudo kovos. Marijampolės žirgyno hipodrome rengiamos vietinės reikšmės ir tarptautinės varžybos. Šiaurinėje miesto dalyje pradėtas modernaus sporto komplekso įrengimas. Marijampolės aeroklubo parašiutininkai daugybės čempionatų laureatai. Patyrę ir aistringi padangių sporto atstovai savo šuolių skaičiuoja tūkstančiais. Marijampoliečiai nori ir moka linksmintis. Viena iš mėgiamiausių švenčių – oro balionų šventė. Kiekvieną vasarą Marijampolėje išrenkamas stipriausias vyras. Originaliomis rungtimis garsėjančiame turnyre Suvalkijos galiūnas rungėsi stipruoliai iš visos Lietuvos. Linksmi, darbštūs ir nuoširdūs žmonės. Lygumų peizažą puošiantys kaimai, miestai ir miesteliai. Tai Suvalkija, kurios sostinė yra Marijampolė.